Sveiki, brangų žiūrovai, ir šiandieną randuosi dabar traukinių stotyje, Vilniaus traukinių stotyje. Mano planas dabar toks, reikia man papulti į Rygą. Į Rygą galiu papulti tik tais važiuodamas autobusu. Už valandos išvyksta autobusas iš Vilniaus į Rygą, 4 valandos ir aš būsiu Rygoje. Ir po to jau iš Rygos keliausiu šiandien į miestą Valgą, kuris randasi jau Estijos, Latvijos pasienyje. Mano kelionė buvo puiki, 4 valandos ir aš jau Rygoje. Štai čia už manęs tas garsusis turgus, kuris yra įkurtas buvusių dirižablių garažuose. Anksčiau tokie dalykai buvo dar kaip dirižabliai kartu su lėktuvais. Taigi pastatė tokius va garažus ir čia jų nemažai yra, gana dideli. Ir staigiai reikėjo keisti paskirtį. Dirižablių nebereikėjo, kaip sudegė tas vokiečių dirižablis Amerikoje. Teko iš šito dirižablių garažo pastatyti, padaryti, įkurti turgų. Na, aš einu į traukinių stotį, manęs laukia toliau kelionė iki Valgos. Štai taip atrodo geležinkelio stotis Rygos, niekuo nesiskirianti, ne taip, kad būtų kažkokia architektūra mums labai įdomi. Ir daug yra aplinkui prekybos centrų. Stotis yra visai arti autobusų stoties, tai labai patogu, greitai ateiti, nereikia nieko važiuoti. Einu, nusipirksiu bilietus ir lauksim traukinio. Bilietus jau nusipirkau, dabar pagersiu kavos. Liko dar valandą laiko iki kol traukinys išvažiuos. Stotis Rygos atrodo iš kitos pusės. Nieko gero galiu pasakyti. Kai pirmą kartą pamačiau Rygos traukinių stotį, tai labai nustebau, kad jinai tokia, tikrai nesitikėjau. Tikėjausi kažkokio tai bent jau kaip Vilniaus traukinių stotis. O čia net mane nustebino, galvoju, kur ta tikroji traukinių stotis. Bet pasirodo, štai čia tokia tikroji traukinių stotis yra paprasta, visiškai kaip kokia sena sovietinė parduotuvė. Na štai, dar vis tokie traukiniai Latvijoje važinėja, senos gamybos. Latviai patys mokėjo savo pasigaminti traukinius, Rygos traukinių gamykla. Ir greitų laiku jau jie juos pakeis į naujus, į modernius Škoda traukinius, nors man patinka tokie seni traukiniai, visi eina į naujoves ir Latvijai neužilgo važinės jau naujais, ne tokiais kaip šie. O man dar bus galimybė pravažiuoti šiandieną iki Valgo. Nusipirkau bilietą, bilietai pigus, 3 valandų kelionė tik 5,80 €, tai palyginus tikrai nebrangiai. Ir vakare jau būsiu Valgoje. Valga ir Valka tai tas pats miestas, tik tais per pusę skeltas, pusė priklauso Estijai, pusė Latvijai. Na ir aš papulsiu į tą Estijos pusę. Turėsiu apsistoti šiandieną, nes jau į Estijos gilumą nevažiuoja daugiau jokie traukiniai, taigi teks pernakvoti, rytoj ryte jau važiuosiu link Narvos. Štai kas tikras traukinys yra, man labai patinka, kai girdisi jo važiavimo garsas. Dabar jau šiuolaikiniuose traukiniuose tiesiog viskas tik ūžia, o čia va girdisi per bėgius, kada juda. Štai Latvijoje dar galima sutikti tokių senų gerų tualetų traukiniuose, kurie niekada neužsikiš, tiesiog paspaudi pedalą ir visas tavo turinys, ką tu padaręs nueinant bėgių, fantastika. Tiesiog puikiausias išradimas. Atvykau į Valgą, dabar jau esu Estijoje. Valga yra Estijoje, Valka yra Latvijoje. Taigi dabar einu susirasti, kur man pernakvoti ir pratęsim kelionę ryt iš pačio ryto. Važiuosim į Narvą. Na štai ir atėjo rytas, įsimiegojau ir pats laikas dabar į traukinių stotį. Pusvalandis iki traukinio, o dar nueiti reikia man apie 20 minučių, taigi paskubėsiu. Šiandieną antradienis ir dabar po 7 ryto ir pažiūrėkite miesto centras. Tikrai, kad estai lėtapėdžiai, iš vis žmonių nėra. Vienas kitas pasirodo kaip koks vaiduoklis miesto. Turbūt estai nelinkę niekur skubėti. O ir gerai, kam čia skubėti per tą gyvenimą. Mažiau skubi, mažiau streso. Ir gyvenimas laimingesnis. Man skubėti tai reikia, nes traukinys
už 15 minučių, o dar stoties nepriėjau. Šiandieną savo tikslą pasieksiu važiuodamas 3 traukiniais. Iki Narvos davažiuoti iš ties sudėtinga, tiesioginio maršruto nėra. Todėl iš Valgos važiuoju į Tartu, iš Tartu į Tapų. Štai tokie miestai ir jau iš Tapų važiuosiu į Narvą. Prieš metus, kai buvau šiame mieste, tai tvarkė šį garvežį. Rūdis nuskutinėjo ir dažė. Ir va kaip gražiai sutvarkytas Valgos traukinių stotis. Na ir štai mano traukinys jau laukia. Važiuojame iki Tartu. Tai valanda laiko ir aš jau Tartuose. Parodysiu, kokia įdomi platforma yra. Medinė ir stotis medinė. Nors Tartai nemažas miestas, kaip ir skaitosi mokslo centras, Estijos mokslo meka. Visi studentai čia važiuoja. Aš neužilgo važiuosiu dabar į Tapų. Dar kažkiek pabūsiu Tartuose apie valandą laiko. Tai tokie gražūs traukiniai Estijoje. Gaila, kad jie visi vienodi. Ir šiek tiek pavažinėjus tiesiog dingsta susidomėjimas, nes jie visi vienodi. Tai tik tiek, kad patogus, smagus tokie traukinukai, bet estai nusprendė, kad jie nenori įvairienybės ir jiem tinka vienodumas. Man labiau patinka, kada yra įvairūs. Jau bent pas mus Lietuvoje tai 3 rūšių yra, 4 netgi. Pasivaikščiosiu šiek tiek po Tartus, turiu 40 minučių laiko. Kalbant apie traukinius, tai traukiniais keliauti iš tikrųjų nėra pigu. Pigu tik tais Latvijoje, netgi Lietuvoje jau pakankamai brangu, nes tarkim iš Vilniaus į Klaipėdą nuvažiuoti vienam apie 30 eurų. Žiūrėjau bilietus į Varšavą, tai traukiniu man nuvažiuoti kainuoja, tarkim, nuo Kauno į Varšuvą apie 50 eurų traukiniais, o lėktuvu aš galiu nuskristi už 8 eurus. Na, tai skirtumas didelis. Ir nors lėktuvai yra taršus, bet jų kaina keliavimo tai tikrai labai pigi, bent jau šitų artimų reisų. Toks gražus miestelis, ramus. Iš vis Estijoje visi miesteliai tokie ramus, lėti tie estai, man patinka. Na, kaip ir minėjau ryte, tai va tą patį ir pasakysiu dabar, darbo diena antradienis, o žmonių iš vis nėra mieste. Ne kokia išeiginė, ne šventinė diena, darbo diena, tiesiog kur jie visi. Laikas pavalgyti. Na štai, jau aš ir Tapą. Tapa, miestas Tapa toks. Ir va toks garvežys su šaudytais stiklais. Labai prastos būklės garvežys. Nežinau, ar jis čia patyręs dabar tokius sužalojimus ar jau nuo seniau. Bet atrodo nekaip. Jis nerealiai didelis. Nežinau, ar dar tokį matęs kažkur. Su ratais didesniais tai esu matęs, bet kad toks didelis būtų. Čia būtų faina ant jo užlipti. Štai vidus. Koks aukštis. Estijoje tai visos traukinių platformos vienodos stiliaus. Štai tokios platformos vienodos, o stotys tai
įvairios. Na, pažiūrėkit, kokia tapo stotis. Stotis apleista, gaila, kad tokių stočių netremontuoja, neprikelia naujam gyvenimui, būtų labai miesto, graži miesto puošmena būtų tokia stotis. Jei jinai būtų renovuota, sutvarkyta. Neseni pastatai tai kultūros vertybė, miesto vertybė, žmonių istorija. Ir jie sunyksta. Ir kuo daugiau jų atkurta, kuo daugiau paliksim ateičiai, tuo bus įdomiau, kas gyvens po mūsų, pasižiūrėti, kaip mes gyvename, kaip mūsų tėvai, seneliai, protėviai. Pagaliau aš atvykau į Narvą, išties įdomus miestas iš karto, tik išlipus iš traukinio. Pačioj stotyje net yra pasienio punktas, nežinau kam jis padarytas, bet čia kažkas susijęs su Rusija. Miestas praktiškai yra rusakalbis, 97% čia žmonių kalba vien rusiškai, nes ir apgyvendytas jisai buvo sovietiniais laikais rusų žmonėmis ir pagrindė čia visi kalba rusiškai, taip ir išlikė viskas. Taip kad jaučiuosi, lyg būčiau į Rusiją atvykęs. Na, dabar einu, apsistosiu. Ir tik išėjęs, štai toksai va pastatas iš karto pasitinka, galima sakyti, miesto centre. Kaliningrade toks pastatas yra, robotų vadina. Na ir čia panašu į robotą, kaip ir keturkampas toks ir dar galva turi. Toks jau palikimas yra sovietmečio. Ir štai čia pasienio ruožas į Rusiją. Na, einam link Rusijos pusės, pažiūrėsim, kiek galima daeiti. Narvos mieste yra pilis, kuri kadaise turėjo strateginę paskirtį, gynybinę. Dabar likę tik muziejus iš to. Taip pat kitoj pusėje upės yra jau Rusijos pusėje. Taip pat pilis pastatyta, tvirtovė. 2 pilys iš viso, pabandysiu prieiti, pasižiūrėti jas. Ir štai koks grožis. 2 tvirtovės ir 2 valstybės. Visiškai skirtingi pasauliai. Tiltas į Rusiją. Čia yra pasienio postas, ten atidarinėja jau šlagbaumus. Čia pilis yra priklausanti tvirtovė Rusijai. Tie žvejai, va ten žvejodami, jau jie yra rusai, Rusijos pusėje žvejoja, visai arti manęs. O štai šie žvejai jau žvejoja Estijos pusėje. Kaip viskas arti, štai Europos Sąjunga ir štai Rusija, kuri prieš Europos Sąjungą. Nors niekuo mes nesiskiriame, lygiai tokie patys žvejai. Jei nežinočiau, kad ten Rusija, aš net nežinočiau, kad tai rusai. Ar įmetus monetą atsivertų čia pasižiūrėti į Rusiją. Nežinau, va šie, ar čia rusai su šiom valtim, ar estai, iki kiek čia jie gali daplaukti. Per vidurį upės turėtų būti siena pagal viską. Ir aptikau va tokią labai gražią liūtų šeimą. Kokie jie gražūs, iš akmens, pats vyriausias liūtas, alfa patinas. O kaip išdžiūvus upė, visiškai skalda tik kažkokia matosi. Blokai betono, ar jie čia sumesti, ar tikrai nenatūraliai susikūrė. Atėjo savininkas, įleido mane į šį butą. Žinokit, kaip lyg sugrįžęs būčiau kokią 30 metų, ne 30, 40 metų atgal dar į visišką vaikystę.
O tokios durys, odinės, su tokiu užraktu, aš atsimenu, pas daug ką būdavo tie užraktai. Na čia spintelė ir siurblys, dulkių siurblys, senovinis. Atsimenat, kas iš senos sovietinės eros dar tai turėtų atsiminti, tokį būdavo. O koks. Net jau dabar, kažin ar kur pamatysi dar. Štai toks plaukų džiovintuvas. Nieko savo, spintelė, žiūrėkit, spintelė yra metalinė, net šaldytuvas. Oka 3, šaldytuvas Oka 3, šaukštai. Štai va tokia va virtuvė įdomi. Na, kambarį parodysiu. Štai koks kambarys, dar baldai, likęs seni matrioškos. Štai radija Vefas 201. Tai va tokis yra šitas butas. Na ir čia priklijuota, kaip ir mėgdavo anksčiau visi ant sienų klijuoti visokius paveiksliukus. Tai va tokia sovietinė realybė. Ir tokių vietų šiame miestelyje labai daug. Vienas kitas tik tais yra modernesnis pastatas, o šiaip visas miestelis yra sustingęs 50 metais. Tokie va pastatai, kaip kur va durys jau pakeistos, bet visa architektūra tai išlikusi 50 metų stiliaus. Ir čia, brangūs žiūrovai, ne kokia Rusija, ne Kazakstanas, o Estija, moderni šalis. Štai, ne ir tokie va laiptai, bet sakykit, gražu, tikrai gražiai padaryta. Yra ir daugiabutis pastatytas sovietiniais laikais. Ir beveik visas miestelis vien tokiais va pastatais išskirtiniais apstatytas. Ir tam yra priežastis, tuo aš papasakosiu kokia. Ir pažiūrėkite, štai kas, ką parodysiu dabar. Štai. Vau, koks grožis. Galima atsisėsti vasaros dieną, kad ir rudenį, nesvarbu. Ir stebėti šį vaizdą, atsisėdi. Ir matai, žiūra į Baltijos jūrą ir į šį nuostabų vaizdą. Man patinka istorija, todėl mane ir žavi tokie dalykai. Galbūt kažkam tai patinka modernizmas, naujovės, o man patinka štai tokie dalykai. Ir štai šis namas 1955 metais pastatytas, jau po Stalino mirties. Toliau irgi panašus namas yra. O viskas prasidėjo nuo to, kad šis miestelis niekuo neypatingas buvo. Dar prieš okupaciją sovietų, tiesiog paprastas kurortinis mažas miestelis. Bet atsitiko toks dalykas, kai amerikiečiai numetė atominę bombą ant Japonijos. Sovietai labai išsigando ir Stalinas davė įsakymą kuo greičiau sukurti ir jiem tokią. Taigi karštligiškai pradėjo ieškoti, kaip tą bombą sukurti, kur gauti urano. Ir pasirodė, kad čia, šioje vietoje, kur šis miestelis, netoliese yra labai daug urano. Kasyklos urano buvo atidarytos sovietmečio laiku. Ir būtent, kaip ir rusai mėgsta tą daryti, tai kas bloga užmaskuoti grožiu. Pats miestelis buvo uždaras, jo nebuvo galima netgi žemėlapiuose rasti. Jisai vadinosi kaip Narva 10 ir kad pritraukti, kurie norėtų dirbti tokį darbą su urano kasyklose, reikėjo šio viso tokio grožio. Na ir aišku, čia atlyginimai buvo kelis kart didesni negu eiliniai žmonės uždirbdavo. Todėl žmonių netrūko, čia atvažiavo ir jis dabar netgi yra išlikęs rusakalbis ir 90, gal 7% maždaug yra čia
rusakalbiai žmonės. Langas į jūrą. Štai kokie suoliukai, kažkokia alėja. Žibintai kokie gražūs senoviniai. 1949 metais atominė bomba buvo Sovietų Sąjungos sukurta ir, kaip manoma, visas uranas tai bombai pagaminti buvo iš šios vietos. Tai yra visai netoli, netgi yra išlikęs tas urano atliekų kapinynas. Aš paskui prieisiu prie jo ir parodysiu. Jei neapsiversiu. Ir taip, aš dabar nusisukęs nuo jūros, bet atsisėdau taip, kad jūs mane matytumėt. Ir supiesi, žiūrėdamas į jūrą. Gražus krokodilas. Tiltas, bet nežinau, ar aš su kamera galėsiu pereiti per jį, nes čia gali būti sudėtinga. Oho, žiūrėkit, tai kaip faina. Nieko sau. Štai visi sporto įrenginiai. Prašau, gyvenk sveikai, sportuok ir mėgaukis gyvenimu. Netgi yra apžvalgos, štai toks bokštelis. Įlipsiu jį dabar ir pažiūrėsiu. Šitas man labai patinka. Šiaip nemėgstu apžvalgos tų bokštų Lietuvoje, bet tokį pamatęs aš tikrai lipsiu. Pažiūrėsim jūrą iš aukštai, tai gal matysis ir tas atliekų radioaktyvių kalnas. Vasara, kada šilta, atsistoji savo ir stebi, oho, kaip jisai juda, ir stebi jūrą. Na ir aš matau tą kalną, aš iki jo neįsiu, nes tikrai ten, kol daeisiu, tai ir sutems. Ir tuo aš jums parodysiu, būtent pildavo tas atliekas ir jos dabar yra užkonservuotos štai tokiam kalne. Dar viena vieta Estijoje, Dievo pamiršta, ar tiksliau pasakius valdžios pamiršta. Apie 10 km nuo Silomaje yra toks miestelis Vivikona, miestelis vaiduoklis. Jame gyvena tik 50 žmonių iš kelių tūkstančių. Visur apleisti pastatai dar nuo gūdžių sovietinių laikų. Štai tokias namas, kažkoks gal buvęs valstybinis pastatas, negyvenamas. Užrakinta. Šis miestelis įkurtas po karo. Vokiečių belaisviai dirbo netoli, buvo skalūnų kažkokios tai kasyklos. Po to po tų vokiečių pradėjo keltis rusai, darbininkai. Ir 70 maždaug 5-6 metais viskas baigėsi tos skalūnų ta nafta. Miestelis pradėjo merdėti, o po Tarybų Sąjungos žlugimo jisai visiškai sunyko. Čia nėra nei parduotuvės, nieko, nežinau, kaip žmonės gyvena. Bet štai dar padaryta žmonėm ir treniruokliai pasportuoti. Ir yra toks namas, čia gal gyvenamas. Jo, dar čia gyvenamas, dviračiai yra. Štai. Ne, čia jau bus negyvenamas, nors nežinau kodėl. Tokie dar dviračiai yra, atrodė, kad čia gyvenamas būtų. Kažkada buvo gyvenamas, o dabar viskas užversta.
buvęs butas virtuvė. Štai užlipsiu į antrą aukštą pažiūrėti, kas tenais įdomu man. Iš pradžių pagalvojau, kad čia gyvenamas namas. Nors jo gyvenamas, tai čia yra pora butų. Nelipsiu ten, nenoriu gazdyti žmonių, kad nepagalvotų, kad kokis vagis atėjęs. Nežinau, ar ten gyvena, bet durys jau tvarkingos į butą. Tiesiog nerealu, jeigu gyvena. Pažiūrėkite, kas pirmam aukšte darosi ir koks yra antras aukštas. Tai dar čia viena laiptinė. Kažkaip žmonės gyvena, mes prie visko galim prisitaikyti. Ne tokiomis sąlygomis gyveno mūsų protėviai, o tolimi protėviai iš vis urvuose gyveno. Taip kad žmogaus smegenys greitai prisitaiko prie aplinkos, kas iš pradžių atrodo mus šokiruoja, tai jau po kažkurio laiko viskas tampa norma. Štai jau čia sugriuvęs namas, visur visokie griuvėsiai. Ir niekas šių pastatų nenugriauna ir niekam tai neįdomu, jie palikti laikui. Jei žmogus jų nenugriaus, tai laikas juos tikrai nugriaus. Pažiūrėkite, tarkim, griūna pastatas, o štai kokie buvo balkonai su pagražinimais. Neįprasta pamatyti žmogų šiame miestelyje. Visur yra griuvėsiai ir žmonės gyvena tarp šių griuvėsių. Raudonas. Ir dar išlikę tie rutuliai, būdavo ten dažniausiai herbas. Tai jei pastatai taip griūna, laiko neatlaiko, tai ką kalbėti apie mus? Mes iš vis nedaug laiko turime. Iš vis nedaug. Na, čia va žmonės jau pasitvarkė, matosi, kad jau gyvenama, nes ir gėlių pasodinta. Štai toks pastatas įdomus. Ką? Tas katinukas nenori manęs palikti, tiesiog jam ant tiek liūdna šiame miestelyje, kad jis eina iš paskos, kaip šuniukas koks. Na. Ai, koks tu gražuolis. Ir seka mane. Nori draugijos. Nu, eisi paskui. Štai laukiu stotelėje ir matai va tokius pastatus. Vivikona. Prasidėjo lietus, reikės po truputį jau judėti link traukinių stoties, bet štai dar kokį pastatą pamačiau ir negaliu jums jo neparodyti. Kola. Štai mokykla, 54 metai ir žvaigždė dar yra. Paieškosiu įėjimo, gal kažkur įeit galima į šią mokyklą. O Dieve, kad čia tik neužgriūtų. Jau dambački. Viskas uždaryta. Norėčiau papulti į vidų, pasižiūrėti. Netgi va kokia dydžio mokykla buvo. Ir kiek turėjau vaikų gyventi šiame miestelėje, kad pastatė šią mokyklą. Nematau jokios landos, per kur galėčiau aš ją papulti.
netoli nuo mokyklos. Toks pastatas. Bet aš čia nieko nepamatysiu, išskyrus tik tai šiukšlės. Štai būna miestelis, jisai klesti ir staiga nustoja klestėti. Visi žmonės išvažiuoja, lieka tik tais keletas senukų ir gyvena. Štai tokiom sąlygom gyvena. Palieku Vivikoną, kaip ir viskas apžiūrėta. Yra daugiau tų pastatų tokių apgriuvusių, bet iš esmės viskas tik kartosis. Taip kad sudie Vivikona. Laukia dabar manęs 7-8 km kelias. Einu iki Vaivara, tokis miestelis yra. Tame miestelėje yra traukinių stotis, tokia nedidelė. Ir lauksiu tenais traukinio, kuris važiuoja iš Narvos į Taliną. Ir aš su jumis jau turiu atsisveikinti, brangų žiūrovai. Tikiuosi, kad jums tai patinka. Iki kitų kartų. Likite sveiki.